Susidėjau patį patogiausią rigą filmavimą iš rankų. Pažiūrėkime. Sveiki visi, šiandien norėsiu papasakoti jums apie savo svajonių rigą, apie kurį iš tiesų svajojau ilgai. Ir per ilgus metus videografiją savo susigalvojau, kokio aš rigo iš tiesų noriu. Į šitą rigą ganėtinai senai buvau įsistelbėjęs, dėl to, nes šiuos Cineback modus, kurie paverčia įprastą sisteminę kamerą labiau panašiai į kino kamerą, kuri kino tokia dėžutės stiliaus kamera sukūrė toks amerikietis, kuris YouTube'ai pasivadinęs Camera Foundry. Ir kadangi iš Amerikos labai brangus siųstis ir pats produktas ganėtinai brangus, aš pasirinkau jį nusipirkti iš AliExpress. Tad pažiūrėsim, kiek jis yra iš tiesų geras. Bent jau žvelgiant į kokybę jo šiuo metu, tai jis atrodo pakankamai neblogai. Ta prasme, viskas taip ganėtinai tvirta, nėra kažkokių tais broko, tad aš pakankamai patenkintas rezultatu. Esminis dalykas, kadangi čia jungiasi D-tapas ir užsideda V-mountas, didžiausia turbūt yra baimė, kad būtent viduje laidai kaip nors yra prastai sulituoti, kažkas su jais negerai, nes kiniečiai darė ir panašiai. Tad aš ką visų pirma padarysiu, tai aš jį išardysiu, pasižiūrėsiu, kaip visą tai atrodo iš vidaus. Ir jeigu nekils man jokių įtarimų, tad aš jį tiesiog paimsiu ir surinksiu. Tad pradėkime. Tik nusipirkau iš karto ardaulis. Okei. Nežinau, ar matosi, bet sulituota tikrai neblogai. Laidai stori, tvarkingi. Iš tiesų tikrai geras darbas, tu prasme gerai atliktas. Viskas taip tvirta. Tai iš tiesų, nors ir šitas visas Cineback, kaip čia pavadinti, nežinau, sulietubinti dėžutė pakankamai neblogai sudėta. Esmė tame, kad šitą rigų pajungus V-mountą su vienu mygtuku gali jungti monitorių, audio sistemą ar kitus elementus, fokusą ir taip toliau. Tad toks puikus dalykas, jeigu esi toks run and gun filmavimo bičias. Tai vat, mūsų kamera biški dėžutėje jau pradeda panašėti į kino kamerą, kurios yra tokios kvadratinės, apsirigina, viskas susideda, ko reikia ir viskas būna labai patogu. Tad, yes. Čia buvo. Yes. Tiesiog kamerą gali laikyti pirštais ir ji visiškai bus lygi. Taip turėtų būti. Aišku, dar monitorius nėra, bet viskas čia gerai. Ir mikrofonas pasijungia čia, kad tiesiog nemaišo, niekur jis nesiliečia, taip kaip ir turėtų jis būti. Šiaip iš tiesų, čia yra atomas. Monitorius, jis neturėtų būti naudojamas kaip tiesiog monitorius. Tai yra galingesnis dalykas, tu jį gali įrašinėti, kaip rekorderį naudoti. Aš jį naudoju tik kaip monitorių iš tiesų, tai toks. Čia veidurė. Manau, kad jis daug daugiau batarkės iš tiesų įkloja, negu kad kas nors įprastas kitas. Bet galiu įsidėti savo latą. Iškart matau, ką gausiu. Which is cool, false colors ir taip toliau. Aišku, kiti irgi panašius dalykus siūlo, bet jau kažkaip pripratęs prie jo esu. Ir paskutinis momentas. Každamų laidas. Bam! Bam!
turinę Rygą, pažiūrim ar veikia. Labai džiaugiuosi juo, tikrai norėjau kažko panašaus, kad galėčiau geriau filmuoti iš rankų. Ypatingai man patinka tai, kad Vymantas aš galiu atsiremti su juo į krūtinę ir gauti dar vieną tokį kaip stabilumo tašką, sakykim taip. Ir ką, ir man daug patogiau tai laikyti, net rankos greičiausiai netai pavargs filmuojant. Ačiū, kad žiūrėjote šį video. Toks yra mano naujas Rygas. Jeigu jums kyla klausimų, drąsiai juos užduokit, visus tikrai pasistengsiu atsakyti. Ir iki kitų kartų.